Va pagaliau atvažiavom į Vilspotą pasiimti ratų. Piršinė kiaura, nieko. Nežinau, kiek čia 4 komplektai, gal ratų yra. Tai aš vienus jau mačiau, labiausiai domina, tai ramo ratai kaip yra nudažyti. Manom, pasižiūrėsim. Nu, man labai įdomu pasižiūrėti, kaip jie nusidažė. Nematau. Ai, va, iš didžio jo. Ai, nepamatysi su paku. Labai labai... Bet jau taip užtamta. Iš širdies jau. Nu. Nu, gražu. O, jau ir šitie nusidažė, ne? Liuks. Nu, gražus. Aš tik tai, žinai, ko nepamenu, kokios padangos ant jo stovėjo. Man reikia ir padangų žieminių. Jo, gerai, gražiai atrodo. Ne, tikrai. Iš tikrųjų, žinau, kai buvau iš pradžių, tai buvau galvojęs, kad klaidą padariau, reikėjo visiškai juodus daryti. Bet dabar žiūriu, kad ne. Čia, žinai, vieną naktį atrodys juodį, o dieną biškai kitokios spalvos. Jo, bet tikrai žiūri gerai. Ne, nesiginčiu, šitas labai gerai. Nes buvau abejot pradėjęs, bet ne, viskas ok. Gerai, tai šitą dėsim į saloną. Jo, šitos tai mačiau, šitie juodi blizgus. Šitie, man atrodo, taip pat kaip tuos darėme, ne? 1, 2, 3. Gerai, tai reiškia, reikia tada krautis tuos ratus. Pradedam nuo šito. Aš per kelis reisus darysiu, nes aš nemanau, kad aš čia susikrausiu visus juos. Po grybavimų pasinaudosiu atramom. Palauk, mes susidėjom dabar 2 komplektus. 2, 3, 2. Dar vienas liko komplektas. Dar 2 liko. Gerai. Žiūrėk. Gražus ratlankiai. Į mašiną montuosim padangas ir dėsim ant mašinų. Sunkus jie kažkaip, man nežinau kodėl. Ne taip dėsiu. Labai žiauriai gerai tvarko ratus Vilspotas, tai aš 100% esu patenkintas. Tai hebra, kam reikia tvarkytis, tai tik į Vilspotą. Esu daręs ir kitur ratus, tai tikrai tokios kokybės nėra, žinokit kaip čia. Tai super, ačiū vyram. Va, atvažiavom į dažyklą pasižiūrėti procesų visų, kaip vyksta viskas gerai, gražu, tvarkinga. Durys nuimta, sutvarkyta. Nu, gražu, gerai, tuo va, sakė, pasidažys ir viskas jau galima bus susirinkinėti ir į trasą. Nu, čia viskas gerai, čia susitvarkė, čia pasigruntavo, čia nusidažys. Tokia mano akis, tai viskas gražu, gerai, lygų tiesu. Nu, bus ledas. Pas mus šiandien diena visus apvažinėjam taškus, tokius, žinai, kai būna statybininkai objektus apvažinėja visur, kas kur, kaip, ką vyksta, ar viskas gerai. Tai pas mus šiandien diena tokia, nuvažiavom į Vilspotą, pasižiūrėjom, pasiėmėm ratus, nuvažiavom į dažyklą, pasižiūrėjom, koks progresas ramo. Tai jau įgavęs formas, pagruntuotas, dar sakė, antras iki pagruntuos ir jau žadėjo šią savaitę dažyti. Bet kadangi aš 3 savaitėms išvažiuosiu,
tai jau jo nudažyto nepamatysiu, tik grįžęs pamatysiu arba atsius nuotraukas. Dabar atvažiavam pas kibulystą pasižiūrėti, kaip sekasi pabaiginėti mūsų pilką challengerį, tą ypatingąjį. Ir įvertinsim, sakė, jisai jau greitai turi pabaigti poros valandų bėgį, tai einu pasižiūrėsiu, kokia būklė pas jį. O tai žiūrėk, ausų nereikia? Galvo paliksiu aš tavo ausis, ne. Patempiau žiūriu, atsistatė, čia va pervyrinsiu dvi gaikės, žinai. O tai ir šitas įsitiesino? Jo, ir tavo ištiesinau, jo. Ledas. Patempiau, žiūriu, manau. Tai gerai. Tai palauk, tai viskas su juo, ne? Va tau šitas uždėti. Šitas kampas reikia suves tarpus, dar ten dar reikia patempti tą kampą. Kas ten negerai? Šitas VPE, navišiai. Ai, šitą? Jo, reikia jį atgal traukti. Planas nesikeičia šiandien vakare? Žiūrėsiu, ko su to kampu, žinai. Nes, Matau, atrodo, šakės nieko, bet kai uždėsi sparnam, gali būti ir visai nieko. Kapotas. Nes aš vėl neaišku, su vyriais kaip šitą. Tai vyriai yra kiti, jeigu ką. Tai vėl reikės nuimti, vėl uždėti. Tai, o gaunasi dabar, kad aš tą paruošiau juodą atvežti, tai realiai, kaip tu paskambintum, tai ir atvežtumėm mes tau šitą. tą mašiną šitą pasimtumėm, o tada tu vis tiek tą ramą įsėjau daryti. Jo. Čia jau matau. Žaista buvo, taip. Na taip, ir prisukta Amerikono laikiklis. Na taip, Statybiniais sumarėsiais. tai lemis. Jo, dar rado kažkokį, tai kitokį, žinai, spalvos buvo. Čia gal nuo tos pusės. Neįsivaizduoju, ką jie ten. Bet jiem netrūksta fantazijos. Nu viskas. Nu, tai susidėjo. Lygus, gražus, geras. Variantas. Viso, viskas su juo. Gerai, kad arbegai nereikia, nešovė nei vienas arbegas. Tai. Ai, tavo stogas visas banguoja, matai? Aš mačiau, reikės lyginti. Bėdažį, manau. Jo, meninį reikės. Aš mačiau, kad jisai... Jis visas, ten, nežinau, vaikščiojo per jį turbūt kažkas. Jo, nu yra kelios duobės. Čia yra visas, visur. Jo, nu tai čia meninis ištiesins. Jau kaip, jie kaip man BMW atsimenu, ištiesino meninis, tai dar iš vis galvojau, kad jau ten... Tai pas man keitimas, bet... Kamarų buvo ir dar baisiau, žinai. Ja? Net stiprintuvus išpjovė vidų ir ištiesino ir dažyt nieko. Tai net nesimatė. Dar baisiau buvo negu... Man tai nesuvokiama, kaip jie ištiesino taip su meniniu, to kažkoks kosmosas man. Bet ten ir kantrybės reikia, prieina, kiek aš žiūrėjau, tuk. Man atrodo, vos prilėti, žinai, aš įpratęs, žinai, kad dėti jau, kad matytus, o ten jie daužo ir žiūrėk, įsitiesina viskas. Nu taip, ten ranką atmušė. Okay. Manau, šiandien turėtų, žinai, šitas sparnas. Man tai būtų labai gerai, kad aš tą įsivežu, garažę atsilaisvinu vietą ir įsivarau. Taip, nes, kad neprūdytų, nes labai... Jo. Paliksis čia nakčiai, rytoj jau gali būti ir biškai rūdas. Rūdas? Ne, tai reikia gerai, aš tada vis tiek tiesiai į dažyklą, šitą tai tiesiai į dažyklą ir supurkš jie iš karto kažkokį tai turi ten tą, pagal paraudonuoja, Šitas, kažkuo dengia jie ten, kad nebūtų problemų. Nu taip, Gerai, judam toliau. Dar viena diena,
Dar vieni nauji iššūkiai. Aišku, kokie čia iššūkiai, man kasdienybė. Jau čia vežioti tas mašinas į dažyklą, iš dažyklos pas kebulistą į ten. Tai dabar atvažiavau pasižiūrėti, kaip sekasi kebulistui keisti galinį sparną. Čia to juodo Challengerio, kur špakliaus viskas buvo padaryta. Ten tiesiog netiesinta buvo, špaklium viskas sutepta. Tai nusprendėm, kad reikia pakeisti, nes jį ten sutvarkyti neįmanoma. Tai vat atvažiavau, iš jo jau pasiėmėsi su tą pilką į savo Challengerį, tai jisai jau dažykloje ten laukia, kada bus visas dažomas, trinamas, špakliuojamas, špakliaus minimaliai ten. Vat, o apvažiuoju viską aplinkui, pasižiūrėti, kaip sekasi tiek dažykloje, tiek visur kitur, kebuliniai ir panašiai, nes rytoj skrydys į Ameriką. O ko skrendu apsižiūrėti, ten yra keletas mano nupirktų mašinų, o pagrindas tai yra pasiieškoti Hellcato, nes turiu pasiūlymą sukonkuruoti su Porsche, tai su mano turimais, ar ten 6.4 ar 5.7, tai net arti to nebūtų. Tai vienintelis artimesnis dalykas, ką galėčiau pakonkuruoti su Porsche, tai yra Hellcatas. Tai važinėsiu per Kopartus, pasižiūrėsiu, kas ten yra, parodysiu jums vaizdų, kaip ten viskas vyksta, kaip ten mašinas krovinėja, kaip ten važinėja su pakėlėjais, šitai ne pakėlėjais, su traktoriais, ten norėjau sakyti traktoriukas, ne traktoriukai, ten traktoriai didžiausiai, jie važiuoja, pakelia, jie taip nežiūri čia kaip Lietuvoje mes. O jei atsargiai tik tai krauko, jei ten biški kažkas, ne, ten žiauru. Tai, gerai, tai visą tai pamatysit vėliau, dabar einu pasižiūrėsiu, kaip sekasi pakeisti galinį sparną ir toliau važiuosiu. Nežinau, pasižiūrėsiu, ar į dažyklą reikės ar ne, tai einu pasižiūrėti. Čia buvo sulankstyta kažkas tai ar ne? Ne. Ne, čia. Viskas gražu, tvarkinga. Šičia dabar ten. Aš niekada nesu matęs, kas čia vidų darosi, kam čia šitiek visokių stiprintuvai? Na taip, čia šitie, jie nelabai ir tiesinas. Nesitiesina, ne? Nu, grūdinto metalo. Kietas nėra. Man va čia buvo įdomu, čia į viršų toliau, ne, ten nešpakliuota toliau, ne? Gal špakliuota. Visur, vagi, matai, kita pusė. Privyrinta. Čia vyrinta, dadyta, špakliuota. Tai irgi prie. Bet jie nesistengia čia taip kažką tai. Makroflekso, ne? Ir tai gamykla čia jau puršiai. Ir čia vas lankstyta, ne? Aha. Čia lygų. Supratau. Čia jau špaklius krūva. Tai čia jisai gerai gavęs buvo, ne? Čia per viršų buvo, ne? Nes apačia arka visa sveika. Čia viskas sveika, čia nieko nėra. Aha. Bet čia va taip. Čia va, nu čia. Tai va. Ai, šitaip kažkaip įdomiai. Ten apačioje irgi viskas gerai. Nėra molio. Nes čia šitas aš mačiau, tai jisai ir apskritai, dar, kai uždarai prie patį ten sustumtas ir jie net neištraukinėja, jie biški tik tai čia taip. Nu, biški, matai, ten atlankstai. Privyrinta buvo ir supratau. Tai tu šitą irgi nuiminėjai. Jo, čia gabalai, žinai, tas sparnas didelis, nes tavo tą irgi nuėmiau. Nu, bet jį sunku nuimti. Sunku, ne? Nu, čia šito. Ai, šitie būna prilipdyti labai. Jo, čia ir jas reikia. Palauk, tu ir minėjai, kad tas lengviau pusė ta keičiasi. Jo, nes ten arka tokia, gali su arka keisti. O čia, nu, tas arkos va kiek. Šitas labai kietas, na, daiktas. Iš makroflekso visas lenksis. Bet juose visuose čia? Jo. Gamykliškai? Jo. Įsivaizduok, patį pirmą atsivariau. Atidarau te kažką, tai reikėjo daryti, sakau. Galima darytas. Viskas, makrofleksu, kitoj pusėje tuos nuėmu. Ir čia, sakau, kas čia buvo, žinai, nuo tų laikų, kai šituos iš makroflekso padarydavo sparnus, apipjauna špaklium ir gerai, galvojau, šakės, o čia pasirodo, paskui supratau, kad taip. O kaip degas gerai. Dega? Ui, biškai išar. Supratau. Čia taip nespėsiu užgesinti, čia iš
5 minutės ir nėra, žinai, viskas. Tai ir šiaip mašina visa pažįstamo senai jau čia važiavo į Palangą. Sakė, užsidegė mašiną, akimirksniu, žinai, mirksi, sako, žinai, kas čia yra, žinai, pasirodo iš po kapoto dūmai, mato visi, kad eina, žinai, rūksta dūmai, sako, kol sustojau, tai tik spėjau daiktus išimti iš mašinos, visus išmėtyti, nes ugnis tik ir sakė, viską įsiėmiau, tai sako, net lietnikai įsilydė, spėjom iššokti, kaip sudegė mašiną. Tai aišku, visur sintetika, tai... Taip, tai kiek ir man čia būdavo, prikišta, visokiausi vyriniai, nors ypač va šitoje Amerikonų. Tai va, Pacifikos visos irgi tam viduje. Čia viena tai irgi vos, nes būtų ir sudegę čia viskas. Nes čia irgi pradėjau, žinai, va šitoje vietoje, va šito šūdo pripurkšta, va čia, apačioje, žinai. Tai gerai viršų nieko nėra. O ten surinkta viskas. O ten, atrodo, palyginsi biškį. O ten ką tik tai šūkšt vidų pagavo. Ir... Aš čia gerai dar buvau įsipjoviau, žinai. O prieš tai, kai jau prisivyrinėjau, ir po to įsipjau, matau, kad vidu jau degė. Bet užgeso, žinai, tai nedaug, žinai. Oro nebuvo gal ir... Jo, gal, žinai, o aš po to įsipjau langą ir reikėjo užvirinti jį po bišį. Ir užsidegė tam vidu. Tai gerai su oru, žinai. Ir užgeso. O ne, būtų viršų, dar būtų pasvėrę ir viskas, iš karto mygam. Tik spėk nešt kudašių iš čia. O mašina dar po to, kur tai jis neužsikūrė irgi. Kažkas taip irgi buvo ten. Supratau. Nesangybri. Aišku, gerai, tai čia tau... Aš rytoj galvoju, žinai, dar su priekio reikės ten. Nes nežinau, to tėliko net vežėt, nebent gal patvešė. Dargi duris, sparnas, nežinau, tas duris keisim ar paliksi? Ar tas dėsim? Tai tu įvertink pats ir tą ir pakeisk tada, gerai? Tu žiūrėk pats, kas, ar čia šitas bus galima padaryti, ar... Tai galima vis, tenai, tos... tos peršautos, tai... Man suprantate, aš suprantu, kad to pilko buvo prasčiau, bet man čia va toksai, kantas toks įdomus labai. Tai šitą meslauk reikia, žinai. Ja. Maldinga. Čia dar, žinai, visas. Sparnas irgi, žinai. Supratau. Tai... nežinau, Okay. Galima keist, bet tas dažyti reikės, tas tai juodas. Tai taip ar taip reikės dažyti? Čia tai nereikės dažyti juodaus. Čia. Tai gal šitas bandom tada padaryti, gerai? Žinai, aš čia nenoriu, žinai, prieš... Žiūrėk, kaip gausis, tai nesigaus, tai paimsi tas kitas man. Kaip už tą švėlį irgi, galima. Bet ir tas reikės už... Šitą švėlį ir pas man yra, va ten, raudonas, raudonas, morkinės. Okay. Čia jeigu... Ir gerai, tai taip kaip ir sakėm, taip ir padaryk čia. O dėl durų, tai tu sakau, pasižiūrėk, spręsk pats, kaip tau išeina geriau padaryti. Jeigu matysi, kad čia, žinai, taip, tai tas... Man tai, žinai, ir tas, žinai, tas, nežinau, pasimsi po to, ardys reikės, sakyti, apšifkės, vėdurius, tam gal ten reikalinga. Turėsi duris gal tada. Tai pasidėsi, žinoma, aišku. Tik tai tėlikas, nežinau, tu atveši, nes man vis tiek reikės nuiminėti. Nes lyginti ausį reikia. Tau reikia tiesi, gerai, tai aš tada nuvažiuosiu, atvešiu dabar. Atveši bus, Gerai tada. Gerai, gal kas kelionės per Atlantą. Let me set the record straight for a minute. Hate, I get it, say it with them. I don't give a I'm cool with it. Play and peep the fans with them. Yeah, they gon' remember my. Yeah, you and I, they already. He an outlaw getting off when he calls envy. Hit the peanut gallery, they all jelly. Yeah, they gon' remember my. Yeah, we let
them say what they gon' say about us. That ain't nothing, I ain't bothered, not a problem. Haters hate, another day in dollar. Keep your money ready, have you pay the homage. Delay the profit, we go freeway on it. Yeah, no real one, not the copper. If you need reminded, holla at your Siri, ask who I'm. You can find them on the app. Yeah, they call me Peaky Blinders. You bet your bottom dollar, I'm a classic. 64 Impala, me, I've been the... Ne, tai bet jau įsiplovė motoras. Real legend never die. Still with the business, you should cry, let it lie. Side 4-9, that's Korea suicide. Tell them one time, forever in my prime. They remember my name. Yeah. They gon' remember my. Yeah. I've been making y'all believe they remember my name. We ain't not the same. I'm real since day one and I ain't gon' change. So remember my name. O, geras jausmas. Pasisukinė. Čia tai biški balytė tokia. Žadėjau, kad bus lygų, bet nebuvo nieko panašaus, kad čia lygų būtų. Nu ką, norėsiu šiandien šiek tiek pasižiūrėti, gal pabandysiu kažkurį tai kalnelį įlipti. Apžvalgą tokią trumpą padaryti prieš išvažiavimą į Ameriką, kur ten yra stovi TRX, kurio irgi teks pavažinėti, pasižiūrėti, tai noriu šiek tiek palyginti šitą modelį su TRX. Tai visų pirma, tai išvaizda kardinaliai keičiasi, skiriasi ir panašiai, varikliai skiriasi, bet aišku, man sudėtinga dabar kažką tai tokio papasakoti apie tą TRX, tai kai būsiu vietoje Amerikoje, tai ten daugiau galėsiu kažkokių palyginimų, o dabar šiek tiek trumpai apie šitą Dodge Ram. Šiaip jo komplektacija yra Rebel. Čia tik tai, kadangi buvo priekis muštas, tai susidėjau visą Limited priekį, nes asmeniškai man tai daug gražesnis yra priekis Limited, tos siauros faros, visa kita. Vienas iš tų tokių gal kažkam pliusas, bet man asmeniškai minusas, tai yra kūzovo tos kišenės. Tai einam šiek tiek parodysiu. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad šitos kišenės labai žiauriai sumažina patį kūzovą, nes realiai jį užima tiek vietos pačio kūzovo, o be šitų kišenių jisai yra šiek tiek, ne šiek tiek, bet didesnis. Tai reiškia, mes iš abiejų pusių turėdami kišenės labai žiauriai sumažinam patį kūzovą. Tai tas labai man nepatiko, todėl kad negaliu kažko tai įsidėti didesnio ir panašiai, kai yra Tai čia buvo pakankamai viena tokia iš didesnių priežasčių, kodėl pirkausi kitą Ramą savo, aš šitą pardavinėsiu, tai dėl kūzovo. Žinoma, anas mano Ramas yra Limited komplektacijos, ten yra orinė pakaba, tai vadinasi jisai minkščiau važiuoja. Kitas dalykas elektriniai slenkščiai, nors aišku, galima ir čia įsidėti, bet ten yra jau originaliai. Panoraminis liukas yra ten, tie visi tokie smulkus dalykai, jie duoda, tą bendrą tokį, bent jau man asmeniškai, tai bendrą tokį žavesį mašinai. Tai ką reiškia orinė pakaba, tai reiškia, jinai gali būti tiek pasižeminį, tiek pasiaukštinį, tai jeigu važiuoji kažkur offroadą, tai pasikėlė, jeigu važiuoji kažkur tai trasai, nusileidai, stabiliau stovi ir panašiai, ir jisai gerokai minkščiau važiuoja. Man teko važinėti su Limited, tai jisai tikrai gerokai minkščiau važiuoja nei šitas. Kas dar yra vienas iš esminių skirtumų, tarkim, lyginant kol kas ne su TRX-u, apie TRX-ą galėsiu daugiau papasakoti, kai būsiu ten vietą. Bet lyginant su Limited, tai šitam Rebel komplektacijoje, būtent šito modelį, nėra pas mane funkcijos 4 auto. Kas žiemą žiauriai gerai tas 4 auto, nes tarkim čia yra tik tai 2 VD, 4 VD ir ten sublokavimas visas, tai vadinasi nėra 4 auto. Žiemą, kada aš įsijungiu 4 VD, jie veikia visai kitaip, jie tik tai tiesiai pritaikyti važiuoti ir susukus vairą jo manevringumas gerokai mažesnis būna ir panašiai, tai ir šiaip nerekomenduoja su juo pastoviai važinėti. Tai reiškia, nebent tik tai tiesiai kažkur tai, ar kai užbuksuoja, ar dar kažkas, tai įsijungi tos 4. O kai 4 auto yra, tu gali visą laiką važiuoti ir neprarandi nei manevringumo, nieko. Tai va šito trūksta jame. Kadangi žiemą aš su juo važinėjau, tai atvirai pasakius, gyvenu daugiabutį, parkingas siauras ir kada su sniego daug, įsijungiu tuos 4 hike vadinamą, tai
jaučiu, kad mašina tokia tik, nu, netaip įvažiuoja jinai į parkingą, negu būtų su 4 auto. Va, ką daugiau aš apie jį galėčiau papasakoti, šiaip žiauriai smagi mašina. Kas toliau iš minusų, tai aš jo didžiausia, va, būtent šitam modelį didžiausia minusą, tai aš matau va, tas kišenės, kas iš pradžių atrodė, kad ne. O šiaip daugiau aš slenkščių trūksta. Jo, slenkščiai turi būti. Aišku, aš turiu juos, bet, kaip sakant, batsiuvys basas, negaliu užsidėti. Tai, bet privalo būti slenkščiai, nes įlipinėti, išlipinėti nėra patogu be slenkščių. Bet kada įpranti, tai, nu, hop, iššokai, viskas ok. Galėsi ten užvažiuoti, ten tiesiai, jeigu neatvirsiu atgal. O tu gali įbristi čia pasižiūrėti, koks čia gylis. Tai va, tai iš esminių skirtumų ar kažkokių tai pliusų minusų, ką išvardinau, daugiau kaip aš apie jį negalėčiau pasakyti. Tai gal norėtųsi galingesnio motoro? Nežinau, kodėl nestatė juos 6.4 variklių, negaliu suprasti, bet mano manimu, kad jeigu būtų 6.4 variklis dar tokiuose, tai būtų tas aukso viduriukas tarp TRX ir paprasto ramo, tai būtų mieliau rinkčiausi 6.4, nes kartais pritrunka, kad, sakykime, kad ir čia va, bandžiau saulę piešti, jaučiu, kad, nu, jau tas momentas, aišku, ta mašina ne tam skirta, bet norėtųsi, man to šiek tiek galios trūksta jame. Va, daugiau kažkokių tai tokių esminių, kas man pačiam nepatinka ar patinka, neturiu, man viskas joje patinka, apart šito modelio kūzovo, tai realiai man viskas patinka. Tai vienintelį, ką dabar norėsiu pasižiūrėti, tai kaip veikia tie visi 4 high, 4 loop, tai vat pabandysim užvažiuoti į kalniukus kažkokius, tai čia ir panašiai, tai varom, prasilėksim. Kaip jums tas kalnas? Man tai kosmosas kažkoksai, tai galvojau bus aukštielnikas griūsiu, bet išvažiavo normaliai, be problemų. Tik tai tas buvo vienintelis ten toksai kalniukas, kurio neįvertinau, tai nesmagu buvo, kaip pup ir taip matau dangų, į kurią pusę ir nuvažiavo. Tai nežinau, lyg tai nieko nepažydžiau, viskas kaip ir ok su mašina, bet kaip, gerai užkyla, ne? Daugiau tai nekilsiu, tikrai nenoriu sulaužyti, nenoriu kažko padaryti. Įsitikinau, kad važiuoju tikrai gerai, užlipa ir manau, į šituos irgi taip pat užliptų. Į kitą dar kalnelį bandžiau pasižiūrėti, bet ten irgi va tiek vandens, tai tikrai nepranersiu pro vandenį. Nevažiuosiu, važiuoju čia kažką vietoje pasižiūrėsiu, gal ne tiek ekstremalaus važiavimo yra. Aš kaip ir nesu profas, bet, nu, neįveikiau šito kalno, nes padangos žieminės, jos neturi visiškai sukibimo, iškart toks jausmas kaip, nežinau, kaip ant ledo pradeda ir viskas, tai reikia purvo padangų bent jau ir labai čia smėliukas purus, tai labai gaila. Reiktų iš greičio važiuoti, bet iš greičio jau važiavau kalną, tai nenoriu iš greičio.
Tai ką, šiam kartui tiek tokios trumpos apžvalgos mini apie šitą Dodge Ram. Skrendam į Ameriką, pasižiūrėsim, kas per TRX-as. Iki. Taip, dabar yra svarbu nusiplaut, pasižiūrėti pasiekmes visas. Ir, kaip sakant, į Vokietiją.